tos prekės nepirks, ji turės pigti. Vieni ekspertai sako, įmonės kelia kainas, nes neturi kitos išeities, kiti pastebi rekordinę infliaciją lemia ir nepaaiškinami veiksniai, tokie kaip neapibrėžtumas ar išaugusi rizika. Todėl verslai išlaidas esą perkelia galutiniam vartotojui. Mažiau pirksi, mažiau išleisi. Ir ne tik tiesioginė prasme. Su infliacija kovojančios institucijos nuolat kartoja, sumažinti ją galima tik mažinant vartojimą. Dabar jisai po truputėlį krenta, jisai krenta nuo gegužės mėnesio, šiuo metu kirtimas siekia maždaug 4,5%. Žmonės perka mažiau įvairių prekių, nuo maisto produktų iki elektronikos. Žmonės atsisako ir pirmo būtinumo, ir ne pirmo būtinumo prekių. Kainų stebėjimo portalo vadovas Arūnas Vizickas sako, ar pastaruoju metu kainos auga pagrįstai, kitąmet parodys pelnų ataskaitos. Bet naudos gavėjai esą matyti jau dabar. Vienas iš lyderių tai yra prekybos tinklai, kitas lyderis yra valstybė per PVM. Tačiau vartotojas yra karalius, sako ekonomistas Tadas Povilauskas. Labai norėtųsi iš Lietuvos vartotojo atsako prekybininkui. Pasak ekonomisto, kol vartotojas sutinka mokėti nustatytą kainą, tol verslas tokia ir laikys. Reikia, kad ir vartotojas, jisai, kaip sakyti, jeigu mato, kad kaina yra, tiesiog galbūt neadekvati, kaip sakyti, tai duok ženklą prekybininkui. Jeigu nebus pardavimų, tai ir tų kainų aukštų nebus. Įmonės kelia kainas ne dėl to, kad jos nori kuo daugiau prekių parduoti už aukštesnę kainą, o dėl to, kad įmonės turi pakankamai didelį kaštų augimą. Dar yra nematoma arba nepaaiškinta infliacija, nurodo Lietuvos bankas. Tai yra infliacija lemiantys veiksniai, kurių negalima įvertinti. Pavyzdžiui, išaugęs neapibrėžtumas. Nepaaiškinti infliacijos dalį galima sieti ir su išaugusia rizika, tai gamintojams, prekybininkams, paslaugų tiekėjams, kurie žvelgdami į ateitį ir siekdami apsidrausti nuo galimo žaliavų kainų didėjimo, nuo savikainos didėjimo sparčiau kelia galutinio vartojimo prekių kainas dabar. Taigi branginti ne visada būtina, bet norima išvengti rizikų ateityje. Taip veikia nepaaiškinta infliacija, kuri Lietuvos banko duomenimis šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė net 2/3 infliacijos. Išsivysčiusiose šalyse šis rodiklis siekia apie 50%.